Nu, tokio didelio grybo dar nemačiau. Ko ieškai? Draugą pamečiau. Draugą? Taip. Aišku, einam. Ponas žino gerų vietų. Ponas man padės. Šiaip tai sunkiai augau labai. Karvės auginom, motina sviestą mušė, o tėvas mušė mane. Sunku buvo. Prašom, ponas, tik atsargiai čia. Mes, suprantat, su draugu čia žibučiavom. Verslas toks neblogai sekas. Va, mano draugas. Tavo draugas miręs. Krito žolėlis. Krito. Žinau, šviesa tiem tešvičiam. Taip. Ką jūs čia darėt? Nu, taigi sakiau, žibučiavom. Paskui nusipirkom užpilamos kavos. Nu, užpylėm gerokai, žiūrim laidas kabų. Galvojim, pasisupsim. Ten už kalnelio šernai ganosi, pasigrožėt galvojim. Dabar gerai paklausyk. Taip. Jeigu pamatai nutrūkusi laidą, nesiartink prie jo, nes tai gresia mirtimi. Pakartok. Jeigu nutrūksi, mirsi. Prie laido, jeigu prisidėsi. Taip, teisingai. Aš dabar pasakysiu, ką čia darė. Vogė. Truputuką. Aliuminį vogė. Sraigio ataka. Elektros laidai nepaprastai pavojingi gyvybei. Aukštos įtampos elektros instaliacija teka 100 kartų stipresnė srovė nei naudojama buityje. Ji gali nutrenkti net per atstumą, todėl prie aukštos įtampos įrenginių būtina laikytis saugaus elgesio taisyklių. Saugus atstumas nuo aukštos įtampos elektros laidų 2,5 metro. Saugus atstumas nuo nutrūkusio elektros laido 8 metrai. Saugus atstumas nuo elektros laidų žvejojant vandens telkinyje 100 metrų. Leistinas transporto aukštis elektros linijų apsaugos zonose iki 4,5 metro. Pamatę nutrūkusį laidą ar sugadintą elektros instaliaciją, visada apie tai praneškite bendruoju pagalbos telefonu 112.